Baisu nepaklausyti sąžinės balso. Sakoma, kai pasiklosi, taip ir miegosi. Sąžinė gali graužti. Ji ragina mus atlikti nepatogius dalykus netinkamu laiku. Verčia mus bjauriai jaustis, neduoda ramybės. Tačiau kartais įsiklausimas į sąžinės balsą, tą Dievo duotą gėrio ir blogio atskirimo jausmą, paveiks kur kas daugiau nei vien mūsų kūną. Tai gali nulemti amžiną sielos likimą. Juk kai pasiklosi, taip ir miegosi. Morkaus 6 skyriuje aprašoma viena juodžiausių akimirkų Biblijoje. Tai pasakojimas apie karalių Erodą Antipą, Galilėjos valdovą. Žmogų, kuris savo nelaimiai atsisakė paklausyti sąžinės balso, nors tai kitam kainavo gyvybę, o greičiausiai ir jam pačiam. Šioje tragiškoje istorijoje dalyvauja ir Jonas Krikštytojas, žmogus pristatytas Morkaus Evangelijos pradžioje. Be draugų, vienišas, Jonas Krikštytojas pasakoja apie Jėzų ir jo teikiamą išgelbėjimą. Jis kviečia žmonės atgailauti, atsiversti, tai yra nusigręžti nuo nuodėmių ir atsigręžti į Dievą. Kaip tik tokie raginimai kartais ir įklampina į rimtą bėdą. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Erodiada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas bijojo Jono, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis daug ką darydavo ir mielai jo klausydavosi. Prieš susipažindamas su Erodiada, Erodas santuokoje buvo išgyvenęs virš 20 metų. Tačiau per vieną apsilankymą Romoje jis leido savo pamilti Erodiadą, savo brolio žmoną. Erodas jai pasipiršo ir jis sutiko palikti savo vyrą, jei tik Erodas sutiktų palikti savo žmoną. Taigi jiedu apsigyveno Galilėjoje. Nors Jonas Krikštytojas sako, kad Erodui nevalia taip elgtis, skaitome, kad Erodas gerbė Joną ir laiko jį teisiu ir šventu žmogumi. Tačiau Erodas nepaiso jo perspėjimų ir neklauso savo sąžinės balso. Jis įmeta Joną į kalėjimą, galbūt taip norėdamas apsaugoti jį nuo Erodiados, kuri degė norų jį nužudyti dėl to, ko buvo prikalbėjęs. Sakoma, kad klausydamasis Jono, Erodas jausdavosi neramus, sutrikęs. Tai nereiškia, kad jį trikdė Jono mokymas. Jonas mokė labai aiškiai. Tai reiškia, kad Erodas jautėsi sutrikęs dėl savo moralės. Jonas iškėlė aikštėn dalykus, kurie bylojo Erodą sukilus prieš Dievą. Nepaisant to, skaitome, kad jam patiko klausytis Jono. Galbūt ir jums yra tekę patirti ką nors panašaus. Galbūt atsitokėjote ir pamatėte, kad lig šiol gyvenote nekreipdami dėmesio į mylintį kūrėją. Galbūt visai kaip Erodas, kuris klausėsi Jono, jūs klausotės Jėzaus žodžių ir norite klausytis jų toliau, nepaisydami vidinio jūsų kelto sutrikimo. Taigi Erodas klausėsi toliau. Bėgo savaitės. Dvariškiai jau tikriausiai pagalvojo, kad karalius pasidarė religingas. Morkus rašo, kad Erodas bijojo Jono tiek, kad jį saugojo. Tačiau Erodo laukė žingsnis, kurį žengti jis nebuvo pasirengęs. Taip jis klausėsi. Taip jis pripažino, kad Jonas geras žmogus. Taip jis buvo pasirengęs netgi skirti Jonui apsaugą. Tačiau Erodas nesiliovė svetimavęs. Jis nenorėjo nusisukti nuo to, ką žinojo esant neteisinga. Biblijos žodžiais tariant, jis nenorėjo atgailauti. Teisinga reakcija susivokus, kad maištauji prieš Dievą, yra atgaila. Atsivertimas, nusigręžimas nuo maišto, ėjimas pas Dievą prašyti, atleisti ir išgelbėti. Kaip tik to Erodas nenorėjo padaryti. Paskui per savo gimtadienį jis surengė pokylį, į kurį sukvietė visus draugus ir bendradarbius. Morkaus pastaba itin taikli. Proga pasitaikė. Kaip matysite, tai proga ne tik Erodui, bet ir Erodiadai. Klausimas, kas ją pasinaudos, o kas pražiopsos? Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems.
Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Kitaip tariant, Erodiados dukters šokis lytiškai sujaudino gerokai įkaušusius svetelius. Erodas pasakymų, suformuluotų taip, kad padarytų įspūdį svečiams ir parodytų, koks jis dosnus ir galingas, sako merginai: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašysi, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tada ji nuėjusi paklausė savo motiną: ko man prašyti? Antrą kartą Erodiados klausti nereikia. Mergina skubiai atbėgusi pas karalių paprašė: noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Svarbiausia akimirka Erodo gyvenime. Staiga jis atsiduria neregėtai pavojingoje vietoje. Kai pasiklosi, taip ir miegosi. Jo sprendimas šią akimirką lems, kokiu žmogumi Erodas taps. Ar jis apgins tai, kas teisinga? O gal eilinį kartą nutildys sąžinės balsą? Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl priesaikos ir svečių nesiryžo jai atsakyti. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto jam kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o ji atidavė ją savo motinai. Draugų, artimųjų ir bendradarbių priremtas prie sienos, Erodas nepaklausė sąžinės balso. Galvą, kurį jį perspėjo, liežuvį, kuris liepė jam atgailauti ir gelbėtis, jis tiesioginė prasme įsakė nukirsti. Kad ir kiek bijojo Jono, svečių Erodas bijojo labiau. Kai viskas buvo pasakyta ir padaryta, įdomu, ar Erodo svečiai pradėjo jį gerbti labiau už tai, kad tesėjo girtų liežuvių duotas priesaikas ir visai be reikalo nužudė žmogų, kurį anksčiau saugojo. O kiek iš mūsų būtume pasielgę taip pat? Daugelis žmonių pasielgtų lygiai taip pat. Lemiamą akimirką išsižadėtume to, ką žinotume esant teisinga, vien dėl to, ką pagalvos artimieji, ką padarys bendradarbiai, ką pasakys draugai. Arba tiesiog būtų gaila keisti širdžiai mielus įsisenėjusius įpročius. O prarasti tenka tikrai nemažai, jei paklūstame Jėzaus žodžiams. Jėzus žinojo, ką reiškia kentėti, būti nesuprastu ir išjuoktu, net savo artimųjų. Morkaus Evangelijos 3 skyriuje Jėzaus artimieji ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Tačiau artimiesiems atėjus į namus, kuriuose Jėzus mokė, jie išgirsta nepaprastus žodžius. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam pranešė: štai tavo motina ir broliai ieško tavęs. O jis atsakė: kas yra mano motina ir mano broliai? Ir apžvelgęs aplinkui sėdinčius tarė: štai mano motina ir mano broliai. Kas vykdo Dievo valią, tas mano brolis ir sesuo ir motina. Gali būti, kad įsiklausę į savo sąžinės balsą, pabūgsite, nes bus per sunku teisingai pasielgti. Viliuosi, kad Jėzaus žodžiai jūs paguos. Jėzus primena, kad jei rimtai priimame jo žodžius, net jei dėl to aplinkiniai mano, kad mums ne visi namie, mūsų laukia mylinti šeima, kiti tikintieji, kurie visada pasirengia paremti ir padrasinti. Kas vykdo Dievo valią, kas seka Jėzumi, bus tau brolis, sesuo, motina. Ir tai dar ne viskas. Morkaus Evangelijos 10 skyriuje girdime nuostabų Jėzaus pažadą visiems, kurie jo pasikliauna. Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, nėra nei vieno, kuris paliktų namus ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus dėl manęs ir Evangelijos, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir būsimajame amžiuje amžinojo gyvenimo. Taip, mūsų laukia vienokie ar kitokie persekiojimai, tačiau kartu su jais Jėzus žada ir nepaprastus palaiminimus, nepaprastą džiaugsmą, pranokstantį bet kokį kentėjimą. Ar pastebite Morkaus daromą paralelę tarp Jono Krikštytojo ir Jėzaus? Abu skelbė tą patį.
kad privalome liautis maištavę prieš Dievą ir priimti jo su meile siūlomą išgelbėjimą. Abu juos saugojo galingi didžiūnai, Erodas ir Poncijus Pilotas, kurie stengiasi išlikti neutralūs, bet jiems nieko neišėjo. Abu, tiek Jonas, tiek Jėzus, patyrė smurtinę mirtį. Yra dar kai kas lygintino. Kodėl jiedu abu buvo nužudyti? Todėl, kad abiem atvejais, kai Erodas ir Pilotas atsidūrė keblioje situacijoje ir turėjo rinktis, jie nepaklausė savo sąžinės balso. Kaip Erodas paminimas Evangelijose paskutinį kartą? Poncijus Pilotas siunčia Jėzų pas Erodą. Luko Evangelijos 23 skyrius. Erodo ir Jėzaus susitikimas pranašauja nelaimę. Ir ne dėl to, kas pasakyta, o dėl to, kas nepasakyta. Lukas rašo. Erodas išvydęs Jėzų labai apsidžiaugė. Mat jis jau anksčiau troško jį pamatyti, nes buvo daug apie jį girdėjęs ir tikėjosi išvysęs jį darant kokį nors stebuklą. Jis pateikė Jėzui daug klausimų, bet jis jam neatsakinėjo. Ateina laikas, kai po nuolatinio išsisukinėjimo atgailauti jau nebepasitaiko galimybės. Lengva atidėlioti, sakyti, kad neturime laiko, gailėtis to, ko galime netekti, arba manyti, kad dar bus laiko ateityje. Aišku, atgailauti nelengva. Sąžinė nesijaučia labai jau patogiai. Tačiau pasakojimas apie Erodą mums primena, kad atsisakius paklusti Dievo žodžiui, vėliau gali tekti labai gailėtis. Kita proga gali ir nepasitaikyti. Nesulaukęs atsakymų iš Jėzaus, Erodas su savo kariais iš jo tyčiojosi. Jie aprengė Jėzų elegantiškų drabužių ir pasiuntė atgal Pilotui, kuriam tas pokštas patiko. Skaitome, kad tą dieną Erodas ir Pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. Tragiška, kad Jonas Krikštytojas tokiu būdu prarado gyvybę. Tačiau Erodo tragedija dar didesnė. Numalšinęs savo sąžinės balsą, jis neteko daugiau nei gyvybės. Progos nusigręžti nuo piktadarybių ir atsigręžti į Dievą. Galimybės atgailauti. Ignoruodami Jėzaus kvietimą atgailauti ir tikėti, gal ir pelnysime kitų žmonių pritarimą, gal taip net įsigysime naujų draugų, bet galiausiai būsime atmesti Jėzaus.